Sveiki visi. Šiandien yra ta diena, kai aš pažadėjau jums 21 dienos iššūkį. Šiandien turime tą iššūkį pradėti. Pasidalinau, pasiūliau, jūs komentavot, rašėt, labai entuziastingi buvot, kai kurie iš jūsų. Tai šiandien yra ta diena, kai mes ir pradėsim, jūs gausit pirmą užduotėlę ir taip, kiekvieną dieną, 21 dieną mes tapsim ar stengsimės tapti geresniais bent 1% negu buvome vakar. Stengsiuosi jūsų neapkrauti, neapsunkinti, suprantu, kad jūs turit labai daug veiklos, vasara vis dėlto ir panašiai, bet raskit tas porą, 2-3 minutės dienoj ir mes per 21 dieną tikrai nueisim labai toli, aš jums pažadu. Tai dėmesio, pirmos dienos užduotis mūsų 21 dienos kelionės. Norėčiau, kad jūs šiandien atkreiptumėte dėmesį į savo kvėpavimą. Norėčiau, kad atsistotumėt ir įkvėptumėt kelis kartus labai giliai ir pasižiūrėtumėt, ar jūs bandote kvėpuoti krūtine, ar vis dėlto jūs įkvepiat taip, kaip ir derėtų įkvėpti į apatinę mūsų kūno dalį, į pilvą, pasinaudoti šonkauliais, įkvėpti 360 laipsnių, kad judėtų ne tik mūsų pilvas, bet išsiplėstų truputėlį ir šonkauliai. Bet pradžioje gal pasikoncentruokim tik tai į pilvą, uždėkim ranką vieną ant krūtinės, vieną ranką ant pilvo ir giliai įkvėpkim kelis kartus. Įkvėpkim. Įkvėpimo metu pasistengim, kad krūtinė mūsų nejudėtų, būtų vietoje, nesipūstų, nesiplėstų, bet išsiplėstų, išsipūstų daugiau pilvas. Įkvėpiam giliai ir iškvėpimo metu nusileidžia ranka, mūsų pilvas sugrįžta ir vėl įkvėpiam. Pilvas išsipučia ir iškvėpiam. Pilvas vėl grįžta į pradinę padėtį. Įkvėpkim giliai per nosį, iškvėpkim, galim iškvėpti per suspaustas lūpas, taip iškvėpti kaip lyg per šiaudelį išpūsti, bandytumėm tą orą. Įkvėpkim kokias 3 sekundės, iškvėpkim 6, 7, iškvėpkim kuo lėčiau ir pakvėpuokim taip naudodamies diafragmą, pilvu, šonkauliais, jeigu įmanoma 360 aplink, bandom įkvėpti į nugarą, į apatinę kūno dalį, stengiamės į dubens dugną, kvėpuojam apačią, ne viršum, ne krūtinę. Įkvėpkit kelis kartus šiandien, pasipraktikuokit ir rytoj kelis kartus padarykit bent tokius 5 gilius įkvėpimus.